Šiandien, kadangi tokia puikia diena, noriu pagalvoti apie tokią grupę Genys. Ne, Genesis. Tai va, Phil Collinso daugiau era, nors man patinka, kai dainavo Peter Gabriel ir buvo jos narys. Man patiko, kai grojo Steve Hackett, bet klausau Michael Rutherford irgi Genesis kūrybos su juo. Tai va, mano pirmas albumas, pirmos dainos buvo šis. Šis mėgstamiausias teksto prasme. Čia toks roko opera. Čia koncertas be viršelio. 73 metų. Ir dar vienas, kurį labai seniai žinau. Dainos. Invisible Touch, Land of Confusion, Into Deep. Na, žodžiu, jeigu žinot Genesis su Phil Collins, tai turbūt geriausiai žinot tą albumą. Dabar Genesis solo, tai pirmiausiai turbūt Phil Collinso solo albumai, bet galima pradėti nuo kitų. Steve Hackett, jo labai mišrainė, labai skirtingų albumų yra. Gitaristas Genesis. Kitas gitaristas Mike Rutherford. Mike and Mechanics grupė. Mėgstamiausias albumas Word of Mouth. Ta daina. From the East Side to the West Side. Ar kaip ten. Ir ne tik Phil Collinsas, bet ir Peter Gabriel, tiksliau ypač Peter Gabriel padarė sėkmingą solo karjerą, palikęs grupę Genesis. Koncertas. Ir rinkinys. Daug dainų. Phil Collinsas, kaip jis buvo Lietuvoje groję, bet aš nepatekau į tą koncertą ir tikrai jis nėra mano pirmas pasirinkimas, į kurį labiausiai norėčiau. Na, visi po truputį, bet labiausiai gailiausi, kad Hacketto koncerte nebuvo.
Tai ne ką aš čia pakalbėjau apie grupę Genesis, bet jeigu žinote, tai žinote tikrai daugiau už mane, jeigu nežinote, tai pasiskaitykit.